Julius Liudvikas Vyneris tai didi ir istorinė Klaipėdos krašto asmenybė, gimusi 18 amžiaus pabaigoje. Tai filantropas, gyvenęs ir skyręs Klaipėdos miesto bendruomeniai didelį savo dėmesį. Mirė Julius Liudvikas Vyneris XIX amžiaus viduryje, palikęs Klaipėdai visą savo palikimą. O Vyneris buvo Vokietijos žydas, buvo emancipuotas, aš turiu menį, modernus, kalbėjo vokiškai, žydiškų ten kažkokių tai pamaldų laikėsi tik tai formaliai, šeštadienį kažkiek, tai per didžiasias šventes ir viską. Jisai buvo normalus europietis. Kas svarbiausia, kad išliko, tai jis atmintyje ne kaip puotautojas ir ne koks nors restorano liūtas, o kaip mecenatas ir tokio mecenato, kuris paliko savo pėdsaką ne tik tai Klaipėdoje, bet tapo žinomas ir už Klaipėdos ribų. Suprasdamas, kad po mirties, kaip šventas raštas rašo, dulkė buvo į dulkę įliksi, nieko tų turtų nenusineš, jis jos didžiąją dalį paliko miestui ir mes šiandien, praėjus tiek laiko, daugiau kaip 100 metų, 150 metų, mes kalbam apie jį. Vyneris buvo tas žmogus, kuris šiandien garbė būtų šalia Vynerio, tiesiog šalia jo dvasios. Ir klaipėdiečiai, palikim pėdas. Tad siekiant pratęsti Vynerio filantropinės tradicijas, skiriant paramą, labdarą bei dėmesį kultūrai, švietimui, miesto bendruomenės poreikiams, šių metų balandžio mėnesį buvo įkurtas Juliaus Liudviko Vynerio labdaros ir paramos fondas. Šis fondas skirtas Klaipėdos miesto bendruomeniai ir tai pirmasis Klaipėdos miesto bendruomenės fondas skirtas jums, Klaipėdos miesto gyventojai. Vien tai, kad fondas pavadintas garsaus filantropo Vynerio vardu, daug įpareigoja ir mus visus klaipėdiečius, ir fondo organizatorius. Šitas Vynerio fondas, jis galėtų sujungti daugumą verslininkų ir aplamai aktyvių žmonių jėgas į vieną vietą ir galima būtų padaryti kažkokį jau didelį darbą ir kuris būtų matomas visuomenė. Ir aš manyčiau, pačio fondo jau pati pradžia nuteikė džiuginančiai. Ir aš manyčiau, jau yra padaryta 1, 2, 3 gan sėkmingi projektai. Kai mes skirsime pakankamai dėmesio ir paramos įvairioms bendruomenės iniciatyvoms, tada mes galbūt galėsime savo pasakyti, aš gyvenu toje Klaipėdoje, kuri klesti ir kuri yra šviesi mūsų ateities kartoms. Jeigu aš darau kažką tai ir man sekasi, aš uždirbu ir dalį to savo sėkmės noriu pasidalinti ir su kitais, kad aš manau, kad visuomenė yra turbūt ne vienalytė ir ji galbūt niekados nebus ir tie, kuriems geriau sekasi, kurie turi galimybės, kad jie dalį bent tom galimybėmis turi pasidalinti ir su kita visuomenės dalim. Šio fondo atgaivinimas ir galbūt ne vien tik šito fondo, bet ir kitų fondo atgaivinimas, aš manau, kad būtent prisidės prie spartesnės tos visuomenės vystymo, jo supratimo ir galbūt paramos vienas kitam. Iš tikrųjų visuomenėje yra, reiškia, skirtingi socialiniai sluoksniai ir aš manau, kad visados yra visuomeniai dalis, kuriai reikalinga pagalba. Ir būtent toks fondas, jo labiau to fondo idėja, man labai patiko tai, kad, reiškia, skatinti bendruomenės tradicijas, padėti vienas kitam, tai aš manau, kad ji yra iš tikrųjų labai pažangi ir užkrečianti ir aš manau, kad ateityje tas fondas augs jos ir veiklos mastai ir aš manau, kad fondas savo veiklą, savo pavyzdžių užkrės dar didesnę bendruomenės dalį, būtent prisidėti prie tokių įvairiausių labdaringų projektų. Jeigu fondas bus stiprus,
tai bus tikrai kiekvieno klaipėdiečio garbės reikalas sakyti, va, aš prisidedu prie fondo arba savo darbais, arba savo pinigais, arba savo meilę. Manau, kad atėjo laikas, kai va, tokie labdaros fondai gali pagaliau įnešti tikrai didelį įnašą į pilietinės visuomenės formavimą, gali įnešti įnašą į klaipėdietiško tam tikro identiteto formavimąsi, kadangi čia iš tiesų aš suprantu tuos verslininkus, kurie dabar pasisuka į labdarą ir dalyvauja labdarinėse fonduose. Suprantu, kodėl tai vyksta tik dabar. Pradžioje reikėjo sukaupti ir akumuliuoti tos kapitalus, prašiau reikia užsidirbti, norit dalinti. Vyneris elgėsi lygiai taip pat. Norėčiau pasveikinti fondo steigėjus, rėmėjus visus ir palinkėti, kad gera iniciatyva, kuri pradėta nevyriausybinių organizacijų informacijos centro prieš 3 metų, neužgestų ir toliau gyvuotų. Aš manau, kad ateinančiais metais ir kitame ateinančiame laikotarpyje mes drauge su šiuo informaciniu centru šito fondo veiklą aktyviai vystydami kartu su savivaldybė pasieksime ir pritrauksime dar daugiau žmonių, kurie užsiima labdaringa veikla ir kurie tikrai gali savo veiksmais padėti, sutelkti žmonės. Vynerio fondas dirba jums ir kartu su jumis. Todėl kviečiu visus geros valios žmonės prisidėti prie fondo veiklos ir kartu kurti šviesią Klaipėdos miesto ateitį.